patrumpino tą čempioną biškį girdėjai. Na, jau tuoj dabar. Tvarkoju. Televizijos žiūrovai ką tik matėte, kai buvo išmestas kamuolys Plungė LKL atkrintamosiams rungtynėms tarp Žemaitijos Olimpo ir Vilniaus Sakalų. Labas vakaras, Žemaitijos Olimpo krepšininkai vilki geltoną aprangą ir šiuo metu Mindaugas Pranskevičius, 9 numeris su kamuoliu, štai metė krepšinį, taiklus metimas, be jo aikštėje 7 numeris Igoris Migliniekas, 5 Dainius Staugaitis, 10 Eugenijus Vaškys ir 14 numeris Dainius Miliūnas. Kamuoliu Vilniaus Sakalai. Linas Kvedaravičius mėgino atiduoti kamuolį į baudos aikštelę Andriui Giedraičiui. Taip pat aikštelėje 12 numeris Rolandas Matulis, 5 numeris ką tik prasižengė Arvydas Bronskis ir 8 Ramūnas Šiškauskas. Eugenijus Vaškys pirmieji taškai, 43 sekundės sužaidė komandos ir jau 2-0 pirmauja Žemaitijos Olimpas. Žemaitijos Olimpo didžiausia naujiena, ko gero, yra ta, jog šioms rungtynėms atvyko iš Jungtinių Amerikos valstijų Evaldas Jocys, kuris žaidžia Nebraskos koledžo komandoje ir nebuvo Lietuvoje 8 mėnesius, jis jau yra Lietuvoje apie 10 dienų, treniravosi su komanda ir matyt tikrai išeis šiandien į aikštę, pažiūrėsim kaip jam seksis, o dabar Arvydas Bronskis išlygina rezultatą. Pradžioje kol kas komandos rungtyniauja lygiosiamis, na, o šį sezoną 4 kartus yra laimėjęs Žemaitijos Olimpas. Taigi Sakalai labai norėjo šių rungtynių ir sieks žūtbūt atsirevanšuoti nors vieną kartą, kaip jau jie kalbėjo prieš rungtynę. Tačiau visa statistika arba didžioji statistikos dalis yra Žemaitijos Olimpo naudai. Ši komanda ir pagaliau reguliariajame čempionate užėmė 2 vietą. Sakalai buvo tik 7, bet to savo aikštėje Žemaitijos Olimpas per visą čempionatą pralaimėjo tik 4 kartus. Tiesa, Sakalai yra tokia komanda, kuri niekada nežinai, kada žais gerai, o kada žais nelabai gerai. Iš 17 pergalių Sakalai net 8 iškovojo išvykoje. Dar 2 taškai ir 7-3 prieki Žemaitijos Olimpas. Na, Sakalams šiandien bus sunku rungtyniauti ir dėl to, kad nežaidžia vienas iš komandos lyderių Erikas Kučiauskas, kuris aikštėje greičiausiai galės pasirodyti maždaug už mėnesio. Igoris Migliniekas tuo tarpu prasižengė pirmą kartą, kaip pamenate, 4 rato pabaigoje per Sakalų rungtynę su Vilniaus Statyba Kučiauskas gavo traumą rungtynių metu ir tuomet būtent jis nuo to laiko jau ir nebežaidžia. Na, didelė sparta šios rungtynės pradėjo Žemaitijos Olimpo komanda. Nieko nuostabaus, pagal pelnytų taškų skaičių Žemaitijos Olimpas pirmauja lygoje ir va būtent tokį greitą, staigų veržlų krepšinį mėgsta ir labai vertina ir Žemaitijos Olimpo treneriai, Valdas Komičius visų pirma. Asmeniškai ginasi Sakalų krepšininkai. Atakai jau lieka tik 4 sekundės ir prasižengia Arvydas Bronskis, tai antroji jo asmeninė pražanga šiuose rungtynėse. Ir aišku, Sakalams bus nelengva ir šiaip visą sezoną jų atsarginių žaidėjų suolelis buvo gana trumpas, o šiose rungtynėse 5 žaidėjai aikštėje ir ant atsarginių suolo tik 3 krepšininkai, vienas iš tų 3 ir antrasis komandos treneris Linas Šalkus. Kuris aikštelėje pasirodo labai retai. Na ir nepavyksta antrą kartą Linui Kvedaravičiui, nepavyksta atiduoti kamuolį į baudos aikštelę. Vėl Žemaitijos Olimpo ataka 7-3 prieki aikštelė šeimininkai. Igoris Migliniekas su kamuoliu. Asmeniškai visą laiką ginasi Sakalų krepšininkai. 13 sekundžių lieka atakai. Vaškys kertė baudos aikštelę, ta pati klaida ir kitoje pusėje ir pabėga Andrius Giedraitis. 2 taškai. Rezultatyviausias lygos žaidėjas vidutiniškai pelno 25 taškus per rungtynes ir pažiūrėsim, ko baigsis ši ataka. Blokuoja metimą Rolandas Matulis dar
Ir Žemaitijos Olimpas tęsia ataką ir dažniausiai, kai varžovai žaidžia su Sakalais, jiems tenka spręsti būtent Giedraičio problemą, bet kaip sakė Žemaitijos Olimpo treneriai, specialiai prieš Giedraitį jie nieko rimto nesiruošė ir žais daugiau mažiau, aišku, kreips į jį dėmesį, tačiau žais taip, tarsi Giedraitis būtų vienas iš 5 žaidėjų, nors jis ir yra savo ekipos lyderis. Dainius Staugaitis didina skirtumą 9-5, puikus perdavimas po krepšiu Ramūnui Šiškauskui ir 2 taškai, 7-9. Na, sėkmingai rungtyniauja Ramūnas Šiškauskas, ypatingai kuomet nėra susižeidusio Eriko Pučiausko, jis užėmė aikštelėje jo vietą šiam krepšininkui tik 18 metų, tačiau vis dažniau džiugina gražiais metimais, gražiais prasiveržimais po krepšiu. O čia jau rimtas signalas Vilniečiams, Arvydas Gronskis prasižengė 3 kartą, sužaista tik 3 minutės 50 sekundžių, štai matėm ir treneris Sakalauskas parodė savo krepšininkui, kad būk atidesnis, jau 3 pražangos, nes kuo pakeisti tikrai gali būti problema Sakalams. Linas Kvedaravičius, komandos kapitonas, atiduoda kamuolį Andriui Giedraičiui, vėl Kvedaravičiui atgal atiduotas kamuolys. 15 sekundžių atakai veržėsi pro galinę liniją Andrius Giedraitis ir praranda kamuolį. Beje, kalbėjai, kad Andrius Giedraitis turiuomenyje yra rezultatyviausias lygos žaidėjas, bet jis yra ir taikliausias, ir jo yra didžiausias naudingumo koeficientas, tai yra visapusiškas krepšininkas, su kuriuo yra tikrai labai sunku grumtis gynyboje. Dar vieną kamuolį blokuoja Rolandas Matulis. Iš viso Giedraičio pavardė randama net 7 lygos dešimtukuose tarp geriausių žaidėjų. Na, o čia Mindaugas Pranskevičius mėgino blokuoti metimą, tačiau skiriamos pražangos ir prasižengia dabar Dainius Miliūnas. Ir Andrius Giedraitis prie baudų metimo linijos ir pagal baudų metimą Giedraitis užima vieną iš pirmaujančių pozicijų ir antroje vietoje lygoje pagal šį rodiklį ir štai dabar jau jis pelno savo 3 tašką. Ir 4 užtikrinti ir patikimai Giedraitis meta baudas. Ir vėl lygų, 9-9, 4 minutės 40 sekundžių sužaista šiose rungtynėse. Eugenijus Vaškys su kamuoliu. Ir po krepšių gražus perdavimas Dainiui Staugaičiui ir 4 jo taškas, vėl 11-9 priekyje žemaičiai. Žemaitijos Olimpo atakos ilgai netrunka, 3-4-5 perdavimai ir seka metimas į krepšį. Beje, Sakalai tam tikrą prasme yra panaši ekipa, irgi Vilniečių klubas mėgsta greitį, mėgsta greitas atakas, bet kol kas, kaip matom, Sakalai gana daug kamuolių praranda, tiesa, čia pat jį ir atkovojo. Vėl perėmė Arvydas Gronskis ir Rolandas Matulis vėl išlygina rezultatą 11-11. Igoris Miglė lieka su kamuoliu. Jis vienas iš lyderių krepšinio lygoje pagal rezultatyvus perdavimus, užima 4 vietą. Miliūnas po krepšiu ir 2 taškai. Kol kas labai taikliai mėto abiejų komandų krepšininkai. 13-11 priekyje Žemaitijos Olimpas. 5,5 minutės sužaistos. Perdavimas Giedraičio metimą pataiso Ramūnas Šiškauskas. Ir 13-13 3 kartą iš eilės rezultatas tampa lygus. Na, šiek tiek psichologiškai sunku, manau, ir Žemaitijos Olimpo krepšininkams. Jie laimėjo visas 4 pergalės prieš Sakalus šį sezoną, taigi susikaupti rungtynėms, nors tai yra atkrintamosios rungtynės ketvirtfinaliai, vis tik aš manau yra ganėtinai sunku. Ir juo labiau, kad tiek Plungėje, tiek Mažeikiuose yra atvirai kalbama apie tai, jog Žemaitijos Olimpas turi žaisti superfinale, o šiuo atveju Sakalai, na, kukli 7 vieta ir tik 8 krepšininkai atvažiavę, kaip sakė treneris Šarūnas Sakalauskas prieš rungtynes, jo komanda nejaučia jokios įtampos po 2 dienų atsakomosios rungtynės Vilniuje, bet kaip seksis, taip ir seksis. Tokia bent yra Sakalų pozicija ir matinai yra visai teisinga. O Žemaitijos Olimpo vadovai šiandien džiaugiasi, kad pirmą kartą pavyko per reguliarųjį sezoną iškovoti 2 vietą. Pernai komanda buvo 3 vietoje, šiemet pirmą kartą iškovota 2 vieta. Taigi iškovotas 2 kelialapis žaisti Europos taurės varžybose.
Andrius Giedraitis jau pelno 7 tašką, jis rezultatyviausias aikštėje ir, kas žino, galbūt šiam krepšininkui vis dėlto reikia skirti ypatingą dėmesį ir ką tik antras sykį prasižengė Žemaitijos Olimpo žaidėjas Dainius Viliūnas ir vietoje jo aikštėje 8 numeris Tomas Venskūnas, aukščiausias aikštės šeimininkų krepšininkas, ūgis 2,8 m. Štai kaip tik jis atkovojo kamuolį. 16-15 priekyje Sakalų krepšininkai, Igoris Migleniekas su kamuoliu, Mindaugas Pranskevičius ir po krepšinių taškai. Tomas Venskūnas pirmieji taškai, 17-16. Ir pakeitė savo gynybos sistemą Sakalai, dabar jau dengia aikštę ir tai šiek tiek sutrikdė Žemaitijos Olimpo atakas, nors dabar jie ir pelnė 2 taškus, bet taip visada būna, kai pakeitė gynybos sistemą, šiek tiek varžovas pasimeta trumpą laiką. Giedraitis ir puikiai blokuoja metimą Tomas Venskūnas, o čia jau pabėgęs Eugenijus Vaškys išsprūdo, drėgnos rankos nesulaikė, nesugraibė Vaškys kamuolio ir nėra 2 taškų. Na, atrodo, tai tarsi aikštės vidurio beveik neegzistuotų, žaidimas tai prie vieno, tai prie kito krepšio, kamuolys skrieja paskui jį ir abiejų komandų žaidėjai per visą aikštę, pirmyn atgal ir jau taip nepastebimai 8 minutės ir 15 sekundžių sužaidė komandos, 18-17, Sakalai pirmauja 1 taško skirtumu. Labai didelis varžybų tempas, Igoris Migleniekas ir kamuolį atkovoja Arvydas Gronskis. Šiškauskas stabdo žaidimą, Šiškauskas, Arvydas Gronskis, atgal jam atiduotas kamuolys. Federavičius po krepšių Matulis. Atakai lieka dar nemažai laiko, 13 sekundžių ir nepagauna Lino Federavičiaus. Perduoto kamuolio Rolandas Matulis. Ir Staugaitis su kamuoliu, Venskūnas aikštės krašte ir vėl į zoną išsirikiuoja Sakalai, labai plačiai stengiasi atakuoti Žemaitijos Olimpo komandą. Neįskaitomas šis metimas, kadangi ir žingsniai. Plačiai ginasi aikštė Sakalų krepšininkai ir pirmoji minutės pertraukėlė šiose rungtynėse. Štai šios dienos varžybų statistika jūsų ekranuose. Neprastas, kaip jau kalbėjom, neprastas pataikymo procentas, šiek tiek prasčiau abiejų komandų krepšininkai atakuoja iš toli. 18-17 priekyje Vilniečiai. Ir 9 minutės sužaidė komandos pirmajame kėlinyje ir aikštėje pasirodo ovacija sutinkamas Žemaitijos Olimpo komandoje. 12 numeris Evaldas Jocys, 21 metų, 2,3 cm ūgio krepšininkas. Sakykime taip, šį sezoną įvykdė savo svajonę, patekęs į Ameriką, kaip minėjome, Nebraskos koledžo žaidėjas. Ir kaip tik jis prasižengė dabar pirmą kartą. Ir kaip buvo sakyta apie Jocį, jis vidutiniškai Amerikoje per rungtynes pelno 15 taškų. Ir dėlėtų pasakyti, kad tai nėra silpna komanda, nes ji pakliuvo į pirmąjį aštuntuką. Ir dėl tos priežasties Evaldas Jocys sužais tik tais šios ketvirtfinalio poros rungtynes ir greičiausiai jau pirmadienį jisai vėl skris atgal į Ameriką ir viskas, ko tikisi Žemaitijos Olimpo vadovybė, tai pasiekti susitarti su amerikiečiais, kad Jocys atvyktų į pusfinalių mačus. Nekalbant jau apie superfinalą, dar sykį galima pakartoti, kad čia superfinalas jau yra vertinamas kaip ko neįvykęs faktas. Na, jūs tikriausiai žinote, kad Žemaitijos Olimpo komandoje žaidė ir kitas Amerikoje studijuojantis krepšininkas Ramūnas Petraitis, bet ką tik jis išskrido atgal į Jungtinės Amerikos valstijas, taip pat į superfinalą ir pusfinalius.
turėtų sugrįžti ir šis krepšininkas, taigi Žemaitijos Olimpas pasistiprinti turėtų net 2 žaidėjais, jeigu pateks į lemiamas finalinės kovas. O ką tik matėme, dar 2 gražius taškus pelnė Ramūnas Šeškauskas, iš viso jau 8 taškai jo sąskaitoje ir 3 taškų skirtumų pirmauja Sakalai 22-19. Ir Sakalai vėl ima gintis asmeniškai, matyt, nepatenkino komandos trenerio aikštės gynyba. 22-21. Andrius Giedraitis su kamuoliu. O gal paprasčiausiai Sakalai mėgino gintis keletą atakų, kad išmušti Žemaitijos Olimpą iš vėžių ir vėl pradėjo gintis asmeniškai. Igoris Miglenieka su kamuoliu 24-21. Ir kol kas ta didelė žaidimo sparta, dideli greičiai, kaip bebūtų keista, yra parankesni Sakalų krepšininkams, o Žemaitijos Olimpas, kuris turi labai ilgą atsarginių žaidėjų suolelį, kol kas niekaip negali prisitaikyti, sakykime, tai prie ko ne savo pačių pasiūlytos spartos arba bent jau varžovų. Vilniečių tai nei kiek neišgąsdino, nei kiek neišmušė iš vėžių ir jie bėgioja vienodai greitai kaip ir Žemaitijos Olimpo žaidėjai, sakykime taip. Praranda ir viena ir kita komanda kamuolius, jau kelintą kartą panašios klaidos. Pranskevičius iš toli ir labai jau netaiklus metimas. Na, gan nemažai techninio broko šios dienos rungtynėse, matėme, nemažai buvo prarasta kamuolių, perdodant kamuolius, 3 sekundės žingsniai, štai labai netaiklus metimai, vis tik jaudulys daro savo, tai yra pirmosios atkrintamosios varžybos Lietuvos krepšinio lygoje šioms komandoms. Ir kai tik bus galimybė, aikštėje pasirodys Žemaitijos Olimpo treneris Valdemaras Chomičius, kuris jau tapo rezultatyviausiu savo ekipos žaidėjų. Vidutiniškai Chomičius per rungtynes pelno 15 taškų, o dar spėja ir patarti komandos draugams. Valdemaro Chomičiaus indėlis yra neįkainojamas. O Matulis blokuoja jau 3 metimą šios dienos rungtynėse. Arvydas Bronskis su kamuoliu atiduoda Linui Kvedaravičiui, Ramūnas Šeškauskas ir pats atakuoja krepšį. Kova po krepšiu laimi Tomas Venskūnas. 24-21 priekyje Sakalai ir švelnėja skirtumas iki 1 taško. Pranskevičiaus 4 taškai šios dienos rungtynės ir paskutinis metimas. Beveik be pauzių vyksta žaidimas. Sakalai kol kas prasižengė 3 kartus, visos 3 pražangos Arvydo Gronskio sąskaitoje, o Žemaitijos Olimpas turi 4 asmeninės pražangas. Štai Venskūnas prasižengė ir tai 5. komandinė aikštės šeimininkų pražanga. Pagaliau aikštelėje pasirodo žaidžiantis komandos treneris Valdemaras Chomičius, kuris yra labai taiklus Lietuvos krepšinio lygoje. Jis antras pagal tritaškių pataikymo procentą, 48% meta vidutiniškai. Bendrai paėmus pagal tritaškių procentą Žemaitijos Olimpas užima 2 vietą lygoje, tačiau kol kas šiandien Olimpo žaidėjai tarsi nesinaudoja tuo savo ginklu, kokį turi. 24-23 žemaičiams niekaip nepavyksta išlyginti rezultato. Ir dar kartą Rolandas Matulis mėgino blokuoti metimą, bet šįsyk jau baudžiamas asmeninė pražanga. Štai Kazys Litvinas, teisėjas iš Šventosios, parodo. Ir komercinė minutės pertraukėlė. Taigi sugrįžtame atgal į aikštę. 7 minutės 14 sekundžių lieka žaisti. 24-23 priekyje Vilniaus Sakalai ir prie baudų metimo linijos Tomas Venskūnas, aukščiausias Žemaitijos Olimpo žaidėjas, 2,8 m jo ūgis. Beje, Venskūnas savo komandoje taikliausiai meta baudas. Jis kol kas prametė vos 6 metimus per visą sezoną.
Žiūrėsim, kaip jam pasiseks šį kartą. Ir jis yra pasiekęs lygos rekordą, pataikęs visas 13 baudų per rungtynes, tai yra lygos rekordas. Ir pirmas metimas yra taiklus, pagaliau rezultatas lygus, pagaliau Žemaitijos Olimpo komandos gerbėjams. Ir štai jau jų numylėtiniai pirmauja 1 tašku. Arvydas Bronskis asmeniškai ir toliau ginasi Žemaitijos Olimpas, mėgina spausti iš arčiau nuo vidurio aikštelės Vilniečius. Suprantama taktika, nori nuvarginti Vilniaus krepšininkus, kurie rungtyniauja praktiškai be keitimo. Ir sėkmingai šiandien, labai sėkmingai žaidžia Rolandas Matulis. 8 taškus jau jis pelnė ir, kaip pamenate, blokavo net 3 varžovų metimus. Migliniekas su kamuoliu, Valdas Chomičius, Staugaitis, Joci perdavimas ir Evaldas Jocys. Gal kiek skubotas metimas per iškeltą varžovo ranką. Na, Jocys nebuvo, kaip minėjome, 8 mėnesius Lietuvoje ir nors dalyvavo komandos treniruotėse, tačiau, kaip pripažino ir treneriai, dar jis tikrai nejaučia to žaidimo ritmo, to komandinio žaidimo su Žemaitijos Olimpu, kas yra visai natūralus dalykas, bet čia yra, sakykime taip, Žemaitijos Olimpo viena iš problemų ir Jociui dėl to tikrai sunku rungtyniauti jau. Tačiau nepaisant to, komandos vadovai sako, jog žaidimas Jungtinėse Amerikos valstijos jam tikrai yra į naudą, nes jis labai sutvirtėjo fiziškai, įgavo pasitikėjimo savo jėgomis ir tarsi po 8 mėnesių grįžo kitas žmogus į plungę, kuris labai pasitikė savo jėgomis ir žino, ką gali padaryti. Amerika turi magišką jėgą, jinai daugeliui žmonių suteikia pasitikėjimą savo jėgomis. O Sakalai, matome, ir toliau keitalioja gynybos sistemas, dabar vėl gynėsi aikštė, atkovoja kamuolį Ramūnas Šiškauskas, 28-25 ir niekaip nepavyksta Žemaitijos Olimpui persilaužimas. Matėme, Sakalai atkovojo dvigubai daugiau kamuolių šios dienos rungtynėse. Giedraitis, Matulis su kamuoliu, Linas Kadravičius ir vėl Matulis. Išsaugojo kamuolį Vilniečiai, dar 6 sekundės lieka jų atakai. Kadaravičius veržėsi po krepšių ir 4. kartą Linas Kadaravičius suklysta perduodamas kamuolį. O dabar jau nieko kito Sakalams nelieka, kaip sugriebti už rankų įsibėgėjusius žemaičius ir Andrius Giedraitis nedelsdamas tai padaro. Štai dar sėki šis epizodas ir dar 1 minutės pertraukėlė. Matom, jog Sakalai ir kamuolių daugiau prarado, prarast 10 kamuolių per nepilnas 15 minučių yra tikrai nemažai. Šiandien yra žaidžiamos 2 ketvirtfinalio rungtynės, be šių varžybų taip pat susitinka Šilutėje Šilutės klubas su Alytos Avi, o vakar, kaip žinote, įvyko pirmieji 2 susitikimai, primename rezultatus. Šiaulių klubas nugalėjo Klaipėdos Neptūną 80-69. Įdomus faktas, per tas rungtynes šiauliečiai, kurie laimėjo, temetė vos 5 baudas, iš kurių pataikė tik 1. Bet nepaisant to laimėjo. Ir jeigu pavyks rytoj atsirevanšuoti Neptūnui Klaipėdoje, tai sekmadienį Lietuvos televizija parodys 3 šių komandų rungtynes. Štai matome ir tvarkaraštį savo ekranuose ir Kauno Žalgiris žaidė su Kauno Atletu. Po pirmo kėlinio Atletas pirmavo 8 taškų skirtumu, bet galutinis rezultatas 88-64 Žalgirio naudai. Per tas rungtynes vėlgi atkreipsime dėmesį į baudų metimus. Atletas 13 metė, 13 pataikė, bet savo ruožtu tai neišgelbėjo nuo pralaimėjimo įtikinamų skirtumų. Pakartojo Tomo Venskūno lygos rekordą, bet tai buvo asmeninis, o čia komandinis. 13-13, o dabar 5 minutės 33 sekundės, 28-25, vis dar priekyje Sakalai. Matome aikštę, vėl išsirikiavę stovi Sakalai, tai aikštė 2-3, tai keičiama. 2-1 buvo sustoję krepšininkai. Jocys. Ir atkovoja kamuolį, atrodė vienas ar kitas krepšininkas, ginčas nusprendžia teisėjas. O Igoris Migliniekas pasipiktinęs teisėjas. Na, Igoris Migliniekas kitą sezoną galbūt taps vienu iš Latvijos rinktinės trenerių. Čia buvo kalbama, kad jis gavo tokį pasiūlymą, kuriuo treneriu jis bus dar neaišku. Ar jisai žais krepšinį, ar tik treniruos komandą. Galbūt dėl to jis taip aršiai ir ginčijasi su teisėjais.
O čia Valdas Chomičius. Pagaliau Žemaitijos Olimpas iš 7 bandymo pataiko pirmą tritaškių metimą ir Chomičius pagal tritaškius antroje vietoje lygoje. Nepamirškim dar sykį. Štai dar matome trenerio taiklus gražus metimas. 28-28. Eugenijus Vaškys ką tik prasižengė pirmąjį kartą. Tai yra 7-oji komandinė Žemaitijos Olimpo pražanga pirmajame kėlinyje. 5 minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Rezultatas lygus 28-28. Andrius Giedraitis su kamuoliu, šalia jo Evaldas Jocys ir išmuša Jocys kamuolį. Dideliu greičiu bėga į priekį Jocys ir Giedraitis prasidengia antrąjį kartą. Labai panašios situacijoje, vėl neleisdamas pabėgti į priekį, Žemaičiams sugriebė už rankos. Kiek sulėtėjo žaidimo sparta pastaruoju metu, nieko nuostabaus. Vis dėlto jau nemažai sužaista, šiek tiek gal ir pavargo žaidėjų, labiau Sakalai kol kas rungtyniauja be keitimų. Bet tai jiems yra, sakykime, ne naujiena, būdavo ir anksčiau situacijos, kai jie nuo pirmos iki paskutinės rungtynių sekundės žaisdavo 5 ir būdavo, kad ir laimėdavo, taip, žaisdami 5. Ir puikus Ramūno Šiškausko prasiveržimas pro galinę liniją ir 10 taškų jo sąskaitoje. Vis geresnį įspūdį daro man šis krepšininkas, tikrai 18 metų jaunas vyrukas, labai pasitikėdamas žaidžia savo jėgomis. Vaškys, Migliniekas ir Venskūnas įkerta po krepšiu. Atkovoja kamuolį Evaldas Jocys ir pagaliau pirmieji Jocio taškai. Labai sunku dabar Sakalam yra gintis aikštę, kuomet žaidžia Migliniekas, kuomet žaidžia Chomičius, labai greit skirstomas kamuolys ir sunku tiesiog suspėti judėti su jų kamuolio perdavimais. Ramūnas Šiškauskas su kamuoliu, štai kaip iškart dviese prie jo prišoko varžovai. Ir dar Rolandas Matulis visiškai bereikalingos pražangos, štai ir Sakalai jau prasižengia 7 kartus. 3,5 minutės lieka žaisti, 30-30, rezultatas lygus. Sakyčiau, netikėta pradžia, labai sėkmingai šiandien žaidžia Vilniaus Sakalai. Bent rezultatas kol kas jiems daugiau mažiau patenkinamas, bet prisiminus, kad jie jau prarado berods 11 kamuolių, tai sakykime, klaidų vis tiek daroma daug. Bet bendrai paėmus žinoma sėkmingai. Na, o tokių klaidų kaip dabar tikrai nederėtų daryti. Gal atsiliepia šiek tiek ir nuovargis, nes be keitimo rungtyniauja šie krepšininkai. Žemaičių ataka, Eugenijus Vaškys, atakai lieka 17 sekundžių. Jocys ir dar kartą taiklus metimas. 32-30. Ir 2 minutės 45 sekundės iki pirmo kėlinio pabaigos. Iš labai arti dabar prižiūri jau kuris laikas varžovus Žemaitijos Olimpo žaidėjai, bet tokie firminiai Andriaus Giedraičio prasiveržimai iš tiesų yra dažnai būna nemaža mįslė varžovams, kaip nuo jų apsiginti. Ir pirmasis keitimas Sakalų komandoje, Arnas Kazlauskas žais vietoje Rolando Matulio. Na, sakyčiau, dabar paprasčiausiai Eugenijus Vaškys neprotingai užsiėmė padėti gynyboje, reikėjo užstoti galinę liniją, vidurį galėjo padėti komandos draugai ir praleidęs pro galinę liniją Andrių Giedraitį, jis ir stūmė į prasižengdamas. Andrius Giedraitis prametė pirmąjį baudos metimą, pirmą nepataikyta bauda. Šios dienos rungtynėse 1 taško skirtumu pirmauja aikštės šeimininkai ir 2,5 minutės dar žais komandos pirmajame kėlinyje. Sakalai vėl asmeniškai pasiima Žemaitijos Olimpą gynyboje. Na, visokias taktinės gudrybės mėgina Sakalų komandos treneris Šarūnas Sakalauskas. Jocys dar kartą. Kol kas šis krepšininkas tikrai daro neblogą įspūdį, jau 6 taškai jo sąskaitoje ir 34-31 priekyje Žemaičiai. Linas Fedoravičius, Arnas Kazlauskas, Šiškauskas dabar su kamuoliu. Ir gražiai perima kamuolį, gražiai išmuša jį Jocys Kazlauskui iš rankų ir jau nuskaba į priekį. Plungės Žemaitijos Olimpo krepšininkai ir 23 sekundės dar lieka šiai Žemaitijos Olimpo atakai ir dabar nuramina visus Sakalų treneris Šarūnas Sakalauskas, paprašydamas minutės pertraukėlės.
Minutė 46 sekundės lieka žaisti, 34-31 priekyje Žemaitijos Olimpo krepšininkai. Na, įdomu, ar užteks Sakalų krepšininkams jėgų iki rungtynių pabaigos, kol kas rezultatas apylygis ir jeigu jie būtų darę nors šiek tiek mažiau klaidų, kartais net dėl paprasčiausio išsiblaškymo ar neatidumo, tuomet rezultatas galėjo būti net jų naudai. Tačiau ar užteks jėgų, Žemaitijos Olimpo suolelis žymiai ilgesnis ir jie žaidžia savo aikštėje. O čia visuomet būdavo atvykus plakatas. Sveiki atvykę į pragarą, šiandien jo nemačiau, tačiau žiūrovai visada temperamentingi Plungėje. Ir juo labiau čia Plungėje sudrebėdavo ne vienos galingos komandos nervai, sakykime taip, prisiminkim, kad ir tas legendinės rungtynės su Maskvos Dinamo. Na, Sakalai žino šitą salę puikiai, bet Žemaitijos Olimpas yra labai kietas riešutas vilniečių klubui. Šį sezoną nepavyko įveikti ir iš viso per 3 LKL sezonus Sakalai berods tik 2 kartus yra nugalėjęs Žemaitijos Olimpo arba dar anksčiau Olimpo komandą. Valdemaras Chomičius atiduoda kamuolį Tomui Venskūnui, ant ūselių, išradingas metimas kairę ranką, bet šįsyk 2 taškų nėra. Minutė 30 lieka žaisti, 34-31. Stabdo žaidimą Linas Kvedaravičius, Sakalų komandos kapitonas. Arvydas Bronskis, atiduotas jam kamuolys. Ir užtvara, Lino Kvedaravičiaus užtvara Andriui Giedraičiui, mėgina jį išleisti baudos aikštelę. Nepavyksta suregzti atakos ir Kvedaravičius iš toli ir 3 taškai. Vėl lygų 34-34 ir pirmieji komandos kapitono taškai. Gražus Kvedaravičiaus metimas. Evaldas Jocys dabar su kamuoliu. Eugenijus Vaškys. Venskūnas. Chomičius, 10 sekundžių lieka atakai. Evaldas Jocys, 8 taškai jau jo sąskaitoje. Taip ir jis tampa rezultatyviausių Žemaitijos Olimpo komandos žaidėjų. Andrius Giedraitis daugiausiai taškų įmetė Sakalų komandai. 10 tiek pat pelnė ir Šiškauskas. Ir 33 sekundės lieka iki 31 dabar sekundė iki pirmo kėlinio pabaigos. Žemaitijos Olimpas faktiškai gali kontroliuoti kamuolį iki pat finalinės pirmo kėlinio sirenos, bet to išdešimninkai pirmauja 2 taškais ir atrodo iš tiesų Migliniekas dabar neskuba su kamuoliu, bet nežiūri į švieslentę. Prityrę krepšininkai Migliniekas ir Chomičius žinoma padarys viską, kad išlaikyti kamuolį iki galo ir pelnyti 2 taškus. 10 sekundžių, 9 lieka. 8-7. Ir puikus perdavimas po krepšiu Jociui. Valdemaras Chomičius atidavė kamuolį. Jocys gaila neįkrito, kamuolys į krepšį skėstelėjo rankomis tiesiog Valdemaras Chomičius. Štai kaip gražiai. Ir Arnas Kazlauskas prasižengė pirmą kartą. 4 sekundės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Tiek dar laiko turės greičiausiai Sakalai savo atakai. Nelabai sėkmingai Arnas Kazlauskas įėjo į aikštelę, 2 kart prarado kamuolį, prasižengė. 4 sekundės. Linas Kvedaravičius su kamuoliu. Žinoma, pats Linas mes į krepšį ir dėja metimas per trumpas, kaip sako krepšininkai. Pirmąjį kėlinį rezultatų 37-34 laimi aikštės šeimininkai, o dabar pertrauka. Triukšmas tai čia pragariškas, taip sunku girdėti, ką šneki, ne?
tai kad Linas 4 atsimenu labai ryškiai. Kazlauskas išėjęs, tik 2 klaidas iš eilės. Bet tai ką daryti, negali visas rungtynes be keitimo žaisti. Linai, kaip atkovoti kamuoliai? Kaip atkovoti kamuoliai? Sakalai 15, tie 8? Jau? O 13-5 ir atgal čia iš karto. Man Šiškauskas labai patiko. Taip, drąsiai jisai taip žinai. Viduryje kovoja dėl kamuolio Evaldas Jocys ir Ramūnas Šiškauskas. Be Evaldo Jocio 12 numerio Žemaitijos Olimpo komandoje šiuo metu žaidžia Igoris Migliniekas, su kamuoliu 7 numeris, 10 Eugenijus Vaškys, 8 Tomas Venskūnas, 5 numeris Dainius Staugaitis ir taip, 5 krepšininkus ir pasakiau. Ir Vilniaus Sakalai tokios sudėties, kaip ir bemaž visą pirmąjį kėlinį. Tai su kamuoliu Andrius Giedraitis, 6 numeris Linas Kvedravičius, Arvydas Bronskis atakuoja iš toli, 12 numeris Rolandas Matulis ir 8 Ramūnas Šiškauskas. Na, po pirmo kėlinio pirmavo 3 taškų skirtumų Žemaitijos Olimpas, dabar jau 5 taškai skiria komandas. Įdomu tai, jog Sakalai užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių pirmajame kėlinyje 15-8, tačiau
Vilniečiai įsigudrino, pasakyčiau taip, įsigudrino padaryti net 13 klaidų. Ir va ką tik matėme, jie vėl prarado kamuolį, 14 klaida per rungtynes, tai išties yra daug. Žemaitijos Olimpas kol kas suklydo 5 kartus. Būtent tos apmaudžios klaidos neleido Vilniečiams išsaugoti tos persvaros, kurią jie turėjo nemažą pirmojo kėlinio dalį. Tik pačioje kėlinio pabaigoje Žemaitijos Olimpui pagaliau pavyko persverti rezultatą. O po Igorio Miglenieko tritaškio metimo 42-34 jau priekyje Žemaitijos Olimpo krepšininkai. Na, 14 klaidų tai jau daugiau negu visų rungtynių norma. Ir tiek klystant lygiomis žaisti su Žemaitijos Olimpu, ir tai yra labai gerai. Nepasiseka šis metimas Linui Kvedaravičiui, o aikštės šeimininkai ir antrą kėlinį, kaip ir rungtynes pradeda didelę spartą. Žemaitijos Olimpas mėgsta greitį. Na, dabar kiek atramino savo komandos draugus Igoris Migleniekas. Tačiau pirmajame kėlinyje, kaip bebūtų keista, sėkmingai išspręsdavo tą greičio problemą Sakalai, patys irgi žaidė gana greitai ir ne visuomet suspėdavo paskui jos aikštės šeimininkai. Žemaičiai grąžina kamuolį aikštelę ir sakyčiau, kad daug gaivaus vėjo įnešė Evaldas Jocys, kuomet jis pasirodė aikštelėje Žemaitijos Olimpo gretose. Pelnė iš viso jau 11 taškų, jis rezultatyviausias, tuomet Žemaitijos Olimpui ir pavyko pasiekti persilaužimą. Labai tiksliai atakavo krepšį, žaidė labai naudingai. Ir bendrai paėmus keitimai, kuriuos padarė Žemaitijos Olimpas, buvo labai sėkmingi. Taip pat patikimai ir naudingai įsijungė į žaidimą Tomas Venskūnas. Ne pirmojo penketo krepšininkai Žemaitijos Olimpui pirmajame kėlinyje pelnė 18 taškų iš 37 visos komandos. Eugenijus Vaškys veržėsi po krepšiu, 2 taškai ir dar pražangos prasižengė, jei neklystu, Linas Kvedaravičius buvo šalia. Kvedaravičius prasižengė pirmą kartą, o Arvydas Gronskis praėjusios atakos metu prasižengė jau 4 kartą. Tai labai grėsmingas ir pavojingas signalas Sakalų komandai. Ir antrajame kėlinyje komandos jau sužaidė 2,5 minutės ir 8-0 antrąjį kėlinį laimi Žemaitijos Olimpas, o bendrai jų persvara jau siekia 11 taškų, 45-34. Na, jeigu prasižengtų 5 kartą Arvydas Gronskis, iškiltų daug problemų Sakalų komandai, kadangi Linas Šalkus, komandos antrasis treneris, žaidžiantis treneris, praktiškai nerungtyniavo šį sezoną, žaidė labai mažai, o Arnas Kazlauskas ir Valdas Liegus abu yra puolėjai, o Arvydas Gronskis gynėjas, sunku pasakyti, ką leistų į aikštelę Šarūnas Sakalauskas. Pats Gronskis dabar su kamuoliu, bet eilinį sykį praranda jį Sakalai ir jau Igoris Migleniekas dar 2 taškai ir 10-0 antrąjį kėlinį kol kas laimi Žemaitijos Olimpas. Kaip jaunystėje tokia sparta, Igoris Migleniekas tiesiog nuskriejo į priekį, pelnė 2 taškus ir 47-34. Gali būti, jog tai jau lemiamas persilaužimas, nes kas nematė pirmo kėlinio, pakartos Ramūnas Šiškauskas pelno 2 taškus, nes praktiškai Sakalų krepšininkai rungtyniauja 5. Buvo išėjęs į aikštelę Arnas Kazlauskas, žaidė keletą minučių, dėja nesėkmingai, ir Šarūnas Sakalauskas antrajame kėlinyje vėl išleido tą patį 5-tuką. Na, o rungtyniauti nuo skambučio iki skambučio yra sunku. Staugaitis, Venskūnas su kamuoliu įkerta po krepšiu Jocys, kartoja savo metimą ir priverčia prasižengti Ramūną Šiškauską. Pirmoji asmeninė 18-mečio krepšininko pražanga. Šiškauskas beje rezultatyviausias savo komandoje, 12 taškų jo sąskaitoje. Štai Šarūnas Sakalauskas šnibždasi su Arvydu Gronskiu. O Evaldas Jocys irgi pelno 12 tašką. Pasiviję Šiškauską pagal rezultatyvumą. Nebraskos koledžo komandos žaidėjas. Amerikoje jo vidurkis 15 taškų per rungtynes, čia jis jau surinko 13 taškų. Stipriai patobulėjo jo žaidimas. Tikrai į naudą išėjo 8 mėnesiai stažuotės Jungtinėse Amerikos valstijose. Linas Kvedaravičius, gražus, tolimas tritaškis metimas. Antras taiklus Lino Kvedaravičiaus tolimas metimas ir 39-49 sužaidus 4 minutės antro kėlinio.
Eugenijus Vaškys su kamuoliu, Igoris Miglinėkas ir agresyvus Miglinieko prasiveržimas, agresyvus gerąją to žodžio prasme ir priverčia jis prasižengti varžovus. Matėme dar kartą Lino Kvedaravičiaus metimą per iškeltas rankas, o Igoris Miglinėkas nebūdingai agresyviai pats veržėsi šiandien po krepšiu. Dažniausiai jis sudaro situacijas atakai komandos draugam, atlieka daug rezultatyvių perdavimų, pastaruoju metu jis mažiau atakuoja krepšį nei anksčiau, o šiandien matome, kad pats gan agresyviai žaidžia. Miglinėkas mėgsta tokį žaidimą, veržtis, kirsti į baudos aikštelę, atmest kamuolį tuomet atsilaisvinusiam komandos draugui, kaip prie jo pripuola du gynėjai, tą dažniausiai daro staigiai. O šiandien meta pats gan dažnai nebūdingai. Taip. Ir ne veltui jis ketvirtoje vietoje lygoje pagal rezultatyvių perdavimų skaičių. 49-39 praranda Žemaitijos Olimpo krepšininkai kamuolį. Arvydas Gronskis, Linas Kvedaravičius, Ramūnas Šiškauskas. 17 sekundžių ataka ir nepavyksta Matuliui su Šiškausku sužaisti 2 prieš 2, vėl Žemaičių ataka. Jocys. Miglinėkas, vėl Miglinėkas po krepšių, matėme sėkmingai atiduotas kamuolys Tomui Venskūnui ir 2.51-39. Na, galima skaičiuoti Konė Sakalų klaidas. Šio sezono rekordas yra 26 klaidos per rungtynes. Vilniečiai berods jau 17 jų yra padarę. Ir labai tai apmaudu turėtų būti komandos treneriams dabar. Arvydas Gronskis 3 taškai. 42-51. Rodos pabėga į priekį Žemaitijos Olimpas, tačiau tolimi taiklus Sakalų metimai vis mažina skirtumą ir 9 taškai nėra taip daug, juo labiau, kad žaisti lieka 4 minutės 20 sekundžių. Ir pavyksta dar kartą atkovoti Sakalam kamuolis. Ramūnas Šiškauskas, atsiprašau, dabar veržėsi pats per visą aikštelę. Vienas per visą aikštę atkovojo kamuolį po savo krepšiu ir per 2 varžovų iškeltas rankas. Pasitikė savimi šis krepšininkas, tą sakėm ir pirmajame kėlinyje. 14 taškų jau pelnė Šiškauskas. Žemaitijos Olimpo persvara dabar 7 taškai. 6 minutės 10 sekundžių sužaista antram kėlinyje. O Vaškiui negalima leisti mesti iš toli. Sugeba jis atakuoti krepšį. Jis yra 6 lygoje pagal pataikymą, 2 taškių ir 3 taškių, 51% vidurkis, taigi negalima jo palikti vieno, baudžiami iš karto metimais kitų komandų žaidėjai. O tuo tarpu Venskūnas prasižengė antrą kartą, Sakalai tęsė ataką ir dar viena pražanga, dabar jau Dainius Staugaitis priverstas pakelti viršų ranką. Ketvirtoji komandinė Žemaitijos Olimpo pražanga antrajame kėlinyje, o Staugaitis jau surinko 3 asmeninės pražangas. Linas Kvedaravičius prie jo Joco pakelta ranka, neleidžia mesti Linui Kvedaravičiui, Jocys iš toli, žino jo arkliuką, žino jo ginklą, o Gronskis ištaikė sprogą. Trečias taiklus tolimas metimas. 3 kart pataikė Gronskis, 2 kart Kvedaravičius iš toli. Ir būtent tritaškiai, taiklus tritaškiai metimai galbūt yra vienas svarbiausių Sakalų šansų per likusį laiką. Komanda, kaip sakėme, žaidžia beveik be keitimų ir jau matosi pavargo krepšininkai. Kiekvieną, kai tik būna pauzelė, Sakalų žaidėjai kvėpuoja, giliai kvėpuoja. Ir aišku, sunku pavargus ir tritaškį pataikyti, bet jeigu jam staiga pradės kristi iš toli, tai tuomet intrigos sulauksime daug. Na, kai būna apylygis rezultatas, atsiranda tarsi antrasis kvėpavimas ir galima ir 5 laimėti rungtynes, o dabar Jocys. Joco jau 15 taškų, tiek kiek yra vidurkis per rungtynes Nebraskos koledže. 56-47, 9 taškai skiria komandas ir Andrius Giedraitis su kamuoliu. Nelabai palyginus rezultatyviai šis krepšininkas žaidžia, 10 taškų tik pelnė šiandien ir nei 1 taško antrajame kėlinyje. Ir dar viena greita Žemaitijos Olimpo pražanga, ataka. Ir minutės pertraukėlės prašo Vilniaus Sakalų komanda.
zonose tritaškių pataikymo procentas. Matom, Žemaitijos Olimpas meta vos ne dvigubai prašiau nei Sakalų krepšininkai. 12 minučių 18 sekundžių lieka žaisti, 58-47-11 taškų persvara. Pirmauja Žemaitijos Olimpas, kurių pagrindinis ginklas dabar yra greitas puolimas, kontratakos, nes Sakalų krepšininkai jau išsikvėpė ir taip jie, Žemaitijos Olimpo krepšininkai, juo labiau žaisdami savo aikštėje, gali padidinti skirtumą. Ir dar vieną ginklą turi aikštės šeimininkai, kurie jiems suteikė Sakalų žaidėjai. Sakalai šiandien jau padarė 19 klaidų, dar lieka 12,5 minutės, įdomu, kiek dar tų klaidų bus, bet jau 19, įspūdingas skaičius. Tačiau jie labai sėkmingai grūmėsi dėl atšokusių kamuolių, jie sėkmingiau meta tolimus metimus, todėl nėra skirtumas toks akivaizdus šiose rungtynėse. Vaškys dar kartą kontrataka šįsyk nepavyksta ir vis tik priverčia prasižengti Sakalo Žemaitijos Olimpas ir kasgi kelia į viršų ranką Rolandas Matulis. Trečioji asmeninė pražanga. Nemažai jau turi pražangų, 3 pražangas turi Matulis, 4 Gronskis, o iš viso 5 pražangos antrajame kėlinyje. Prameta Vaškys pirmąjį baudos metimą. Šiandien Vaškio sąskaitoje yra 11 taškų, štai 12 ir kaip tik 12 taškų skiria komandas. Gronskis atiduoda kamuolį Kvedaravičiui, šis Ramūnui Šiškauskui. Žemaitijos Olimpo krepšininkai visą laiką šiose rungtynėse ginasi asmeniškai arti. Laiko Sakalų krepšininkus, neleidžia atakuoti iš toli. 10 sekundžių lieka atakai. Linas Kvedaravičius, prie jo Igoris Miglė, lieka 7 sekundės. Kazlauskas 4, kas gimėsi krepšį, reikia Kazlauskui mesti. Na, atrodo viskas. Taip, nesuspėja mesti kamuolį krepšį. Reikėtų turbūt tai daryti Kazlauskui, tačiau šis krepšininkas kol kas nedrąsiai jaučiasi šios dienos rungtynėse aikštelėje. O mes matome, jog Kazlauskas pakeitė Andrių Giedraitį. Sakalų lyderis šiandien sėkmingai pradėjo rungtynes ir pirmajame kėlinyje pelnė 10 taškų, tačiau po pertraukos nei vieno taško. Ir duoda jam kiek pailsėti treneriai ir taip pat matyt suteiks keletą vertingų patarimų, kaip žaisti toliau. Ir atrodo, jog Giedraitis vis yra ganėtinai pavargęs, jam dabar komandos gydytojas matuoja pulsą. Labai didžiulis krūvis teko šį sezoną šiam krepšininkui. Jau minėjome, kad jis rezultatyviausias lygos žaidėjas, taikliausias žaidėjas, didžiausias naudingumo koeficientas. Andrius Giedraitis tai vos ne pusė Sakalų komandos ir suprantama, kad į sezono pabaigą šis krepšininkas jau išsisėmęs. Eugenijus Vaškys ir 3 taškai. Na ir tai jau panašu į Sakalų triuškinimą, nes skirtumas išauga iki 15 taškų. Panašu, kad viskas sustoja į savo vietas. Antrą vietą reguliariajame sezone iškovojusi Žemaitijos Olimpo komanda išsiveržė į priekį įpusėjus antrajam kėliniui 15 taškų skirtumu. Arvydas Gronskis pelno 4 tašką iš eilės, iš viso 13 jo sąskaitoje ir lygiai 10 minučių iki antro kėlinio pabaigos. Dar nenuleidžia rankų Arvydas Gronskis, kaip ir jo komandos draugai, beje, jie ginasi dar labai aktyviai. Na, ar užteks jėgų, pasižiūrėsime dar iki galo. Suklaidina Gronskį dabar Eugenijus Vaškys, tačiau nemeta į krepšį. 9 minutės 40 sekundžių lieka žaisti. Iš tiesų pasitaiko visko ir Žemaitijos Olimpo didžiausia klaida būtų patikėti, kad jau viskas daugmaž yra nulemta. Migliniekas 3 taškai labai svarbus yra šis pataikymas, jau 16 taškų, tai ne 13 galima ramiau atsipūsti, bet na, visko pasitaiko. Tačiau pažiūrėjus į Žemaitijos Olimpo krepšininkų veidus ir nusiteikimą šiose rungtynėse, nepanašu, kad jau jie galėtų paleisti vadžias iš savo rankų. Jų tikslas vienas, kaip sakė klubo prezidentas Vytas Klimas, superfinalas ir panašu, kad jie visomis išgalėmis stengsis tai padaryti, pasiekti būtent finalą. Tikrai taip, labai vargiai įtikėtina, kad vilniečiams pavyks priartėti prie varžovų, bet dar 9 minutės, kaip sakoma, dar ne vakaras. Ir Rolandas Matulis prasižengė puolime ir tai 4 jo asmeninė pražanga, o Andrius Giedraitis priverstas grįžti į aikštelę.
Vos atsikvėpė šis krepšininkas vėl aikštelė ir komercinė minutės pertraukėlė. Taigi sugrįžtame vėl į aikštelę ir štai prarasti kamuoliai. Tai apie ką mes labai dažnai šnekame. 20 Sakalų komandos ir 9 Žemaitijos Olimpo. Ir užtat greičiausiai toks didelis skirtumas 67-51. Igoris Migliniekas su kamuoliu. Andrius Giedraitis grįžo į aikštę Sakalų komandoje vietoje Ramūno Šiškausko. Tai berods yra vienintelis keitimas. Įgęs per minutės pertraukėlę ir nesėkmingas perdavimas. Jau Sakalai galės atakuoti. Ramina Valdemarą Chomičių antrasis komandos treneris Mindaugas Lukošius labai jau šiandien užsivedęs, galima sakyti taip, komandos treneris Valdemaras Chomičius. Man rodos, kad jam aikštelėje lengviau negu ant suolelio. Kaip ir daugeliu krepšininkų, beje, taip daugelis sako. Pirmajame kėlinyje Chomičius labai sėkmingai įėjo į žaidimą ir šiek tiek nuramino savo komandą, sutvarkė, suderino jos gretas ir būtent pasirodžius Chomičio aikštėje pagaliau Žemaitijos Olimpui pavyko persverti rezultatą. Tai buvo pirmajame kėlinyje, o dabar antrajame jau taip panašu į vienos krypties judėjimą. Na, suderinus visas stygas galima pačiam ir pasėdėti ant suolelio, kuomet viskas einasi sklandžiai, nebūtina ir tau pačiam žaisti aikštelėje. Beje, kalbėjome apie Valdemaro Chomičiaus ketinimus pasilikti čia Žemaitijos Olimpo komandoje ir kitą sezoną. Tai klubo prezidentas Vidas Klimas sakė, jog jie labai patenkinti Valdemaro Chomičiaus darbu. Jie mano, kad jis pasiliks ir siūlo jam kontraktą 1+2, tai yra prie šių metų pridėti dar 2 sezonus. Žinoma, jeigu Valdemaras Chomičius neturi savo planų, tačiau tai buvo aptarta jau iš anksto. Arvydas Gronskis su kamuoliu, Rolandas Matulis, Eugenijus Vaškys prižiūri Giedraitį. Ir Giedraitis su kamuoliu iškrenta kamuolys iš krepšio, bet vis tiek Vaškys savo, tai yra Giedraitis savo pasiekė, priverčia prasižengti Eugenijų Vaškį. Trečioji asmeninė Eugenijaus pražanga. Ir keičiasi žaidėjai Žemaitijos Olimpo komandoje. Mindaugas Pranskevičius keičia Eugenijų Vaškį. Pranskevičius pasirodė rungtynių pradžioje, bet neįtin sėkmingai ir ilgam buvo pasodintas ant suolo, štai tik dabar vėl išėjo į aikštę. Rolandas Matulis 2 taškai, 10 iš jo puolėjo taškas, 53-67. Ir 7 minutės iki antro kėlinio pabaigos. 14 taškų skirtumas. Igoris Migliniekas. Prilipęs tiesiog Linas Kvedaravičius prie Mindaugo Pranskevičiaus, o Jocys veržiasi po krepšiu ir priverčia prasižengti Sakalų puolėjus. Andrius Giedraitis buvo arčiausiai Jocio, jis baudžiamas asmeninė pražanga ir Jocys prie baudų metimo linijos. Na, tikrai sutvirtėjo šis krepšininkas, jau sakėme ne kartą. Gerą įspūdį palieka jo žaidimas ir jo papildymas, komandos papildymas per pusfinalius ir, kaip komandos prezidentas sako, per superfinalus tikrai bus didelė paspirtis. Juo labiau, kad ir be jo komanda iškovojo reguliariajame sezone 2 vietą. Dabar Jocį kaip tik keičia Dainius Miliūnas, o Sakalų komanda jau prasižengė 7 kartus antrajame kėlinyje. Žemaitijos Olimpas kol kas
surinko 5 pražangas. Arnas Kazlauskas net ryžtingiau reikėtų žaisti šiam krepšininkui. 19 metų, 2,4 m šio krepšininko ūgis, tačiau kol kas jis labai nedrąsiai jaučiasi Sakalų gretose aikštelėje. O čia iniciatyvos ant savęs, sakysime, ėmėsi Andrius Giedraitis ir pirmieji jo taškai antrajame kėlinyje. 6 minutės lieka, 13 taškų skirtumų pirmauja Žemaitijos Olimpas. Jau kuris laikas skirtumas nedidėja, tad galbūt dar ir sukrus svečiai lemiamam šturmui, nuo štai dabar jau 15 taškų ir gal tai ir šiek tiek abejotina, bet bus matys, kaip sakoma. Na, kol kas atkrintamosiose varžybose ketvirtfinaliuose Lietuvos krepšinio lygoje viskas klostosi dėsningai. Kaip žinote, ketvirtfinalius komanda žaidžia iki 3 pergalių ir pirmos rungtynės vyksta aukštesnė vieta iškovojusios komandos aikštėje, antrosios žemesnė, o trečiosios, jeigu reikia, vėl aukštesnė vieta iškovojusios komandos. Kol kas vakar abejas rungtynės laimėjo aikštės šeimininkai, tai yra aukštesnė vieta turėję komandos turnyro lentelėje. Šiandien taip pat Žemaitijos Olimpas jau 18 taškų skirtumų pirmauja prieš Sakalus. Na, įdomu, kaip vyksta ketvirtosios rungtynės. Ir labai svarbus buvo šie dar sykį Miglnieko 3 taškai. 5 minutės lygiai iki antro kėlinio, o gal jau ir iki rungtynių pabaigos. Na ir jau minėjome pirmajame kėlinyje, kad iškovodami antrą vietą reguliariajame sezone Žemaitijos Olimpo krepšininkai jau užsitikrino teisę žaisti Europos taurės varžybose. Tačiau, kaip sakė klubo prezidentas Vitas Klimas, viena komanda be kitų paspirties tikrai nerungtyniaus nei taurės, nei Koračio taurės varžybose. Anot Vito Klimo jie jau pasimokė šiemet ir jie siūlo sujungti visus žemaičius, padaryti vieną gerą komandą, kuri žaistų ar Europos taurėje, ar Koračio taurėje ir būtų galimybės iškovoti pergalės žymiai svaresnės negu kol kas Kauno žalgiriečiai. Ir kaip atrodo, kol kas iš principo šiai idėjai pritarė ir kitų Žemaitijos komandų vadovai. Na, visi aišku laukia, kuo pasibaigs atkrentamosios varžybos, kas pateks į finalą, kas pateks į pusfinalį, bet iš principo tokia idėja yra pritarima ir tai būtų labai įdomus variantas. Nes savo jėgomis žaisti Žemaitijos komandai, tiek, sakykime, Neptūnų ir Šilutėj, nes žinome, kad Europos taurės varžybose žais 2 komandos, o 4 komandos turi teisę žaisti Koračio taurės varžybose. Bet kuriai iš šių komandų būtų žaisti labai sunku. Matėme, kaip Kauno žalgiriečiai atrodo momentai žaidė ir neblogai, tačiau vis tik jeigu būtų buvęs, sakykime, Aurelijus Žukauskas ar dar vienas kitas krepšininkas, manau, jog buvo galima nužingsniuoti Europos taurės varžybose žymiai toliau. Jo labiau dalyvavimas Europos taurėse yra susijęs ir su nemažomis išlaidomis ir, sakykime, susivienyje klubai galėtų irgi tą naštą nešti ant savo bendrų pečių. Ir keičiasi žaidėjai Sakalų komandoje. Na, antrą kartą prasižengė. Trečiąjį kartą prasižengė, atsiprašau, Ramūnas Šiškauskas. Jau nuleidę galvas žemyn. Sakalų krepšininkai 3 minutės 46 sekundės lieka 73-55 prie baudų metimo linijos Dainius Miliūnas ir atrodo, jog Žemaitijos Olimpas sugebėjo šiandien iškovoti pergalę. Antrasis susitikimas vyks poryt Vilniuje. Ir poryt yra šeštadienis, vadinasi, rungtynės Vilniuje prasidės 17 val. O dabar jau 16 taškų po šio Gronskio pataikymo skiria komandas. Gronskis pelnė jau 16 taškų, kaip jo sąskaitoje yra ir 4 taiklūs tritaškiai metimai. Arvydas Gronskis šiandien žaidžia sėkmingai. Ir norėtųsi pasakyti šiam krepšininkui didžiulį komplimentą, žaidžia turėdamas 4 asmeninės pražangas. Pamatęs, jog prasižengė antro kėlinio pradžioje 4 kartą ir nėra kam jį pakeisti, šis krepšininkas sugeba išbūti aikštelėje ir būti rezultatyviausių Sakalų komandoje. Ir Tomas Venskūnas sėkmingai šiandien žaidžia ir Tomas Venskūnas, reikia pasakyti, 10 taškų jis pelnė. Ir patikimai tiek gynyboje, tiek žaidžia, tiek ir jo metimai iš vidutinių nuotolių yra taiklus.
pražangos neleidžia į baudos aikštelę įkirsti Andriui Giedraičiui. 13 numeris Nerijus Zabarauskas, Žemaitijos Olimpo komandos žaidėjas. Šiškauskas atiduoda kamuolį po krepšių Gronskiui, žinoma, mažaūgiam Gronskiui ten nėra ką veikti. Atiduotas kamuolys atgal iš baudos aikštelės ir gaila, kad neįkrenta kamuolys į krepšį. Tačiau pražangos. Valdas Chomičius pirmą kartą šios dienos rungtynėse kelia į viršų ranką. Ir minutės pertraukėlės prašo Žemaitijos Olimpas. 2 minutės 41 sekundė, dar liko 76-58. Žemaitijos Olimpas iškovoja, galbūt jau galim sakyti, visai pelnytą pergalę, o Vilniaus Sakalų panašiai kaip vakar Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės. Mintis, Jonai, skaitai, bet aš bijau, kad pasakys, jog piktdžiodžiauju. Ten lietuviam buvo skaudžiau negu čia šiandien. Bet jau bet kokiu atveju užteko pirmajam kėliniui ir didžiąją pirmojo kėlinio dalį Sakalai, kaip ir vakar Lietuvos futbolininkai, žaidė labai neblogai. Tačiau nepaisant to pralaimėjo, kaip ir Sakalai, nors ir neblogai žaidė šiandien pirmąjį kėlinį, tačiau jie pralaimė 18 taškų skirtumų, o 2 minutės 41 sekundė lieka žaisti. Šiandien taip pat susitinka, žaidžia Šilutėje Šilutės klubas su Alitas Avy, tai ketvirtasis ketvirtfinalis ir sporto studija per televiziją, per radiją praneš rezultatus. O mes transliuosime šeštadienį atsakomasias šių komandų rungtynes iš Alytaus, kuomet savo aikštėje Alitas Avy žais su Šilute. Arvydas Gronskis prie baudų metimo linijos. Ir 17 Gronskio taškas. Beje, Arvydas Gronskis yra vienintelis Sakalų komandos žaidėjas, kuris šiame sezone žaidė visose be išimties rungtynėse. Andrius Giedraitis, kuris aikštėje vidutiniškai išbūna po 37 minutės, beveik be keitimų, vis dėlto 2 susitikimus praleido. Valdemaras Chomičius, 5. Valdemaro Chomičiaus taškas, 5 taškus jis jau pelnė, 78-60, 2 minutės 18 sekundžių lieka žaisti, o Žemaitijos Olimpo krepšininkai, sakyčiau, gan nachališkai kibiai gina dar Sakalų krepšininkus, nesuprantama, rungtyniauti dar teks poryt, nori, kad kuo daugiau išsikvėptų Sakalų krepšininkai. Rolandas Matulis, 12 taškų jo sąskaito, lygiai 2 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Ir iš tiesų jau abi komandos gali galvoti apie porytdienos rungtynes. Ir nepaisant to, kad bus žaidžiama Vilniuje, Sakalams bus vienodai nelengva, vienodai sunku rungtyniauti prieš vis dėlto pajėgesnę komandą. Kaip ir šiandien. Ir 80-62, pusantros minutės lieka žaisti, 12 taškų jau pelnė Tomas Venskūnas, aukščiausias. Gerai, labai gerą įspūdį palieka Venskūnas, 2,8 m jo ūgis, bet toks judrus, vikrus vidurio puolėjas. Ir prasižengė Nerijus Zabarauskas, antroji jo asmeninė pražanga, minutė 18 lieka žaisti. Ir prie baudų metimo linijos Arvydas Gronskis, 18 taškų, 19 jo taškas. Iš jų 16 pelnyta antrajame kėlinyje. Ir 20 taškas, jis rezultatyviausias Sakalų komandoje. Labai gaila, kad antrajame kėlinyje Ramūnas Šiškauskas pelnė tik 4 taškus, o 10 pelnė pirmajame kėlinyje. Andrius Giedraitis tik 2 taškus. Užtat ir rezultatas toks, kad vienintelis Gronskis, sakykime, dabar imas iniciatyvos į savo rankas. Kiti komandos draugai menkai jam talkina puolime. Pavargo vis dėlto vilniečiai, pavargo Sakalai, Giedraitis prasižengė 4 kartą, o Valdas Chomičius gražiai netikėtai atsidūrė po krepšiu, kur jį subaudavo varžovas ir dabar jau ekipos treneris prie baudų metimo linijos. 2 taiklūs metimai. Paskutinė antro kėlinio paskutinė rungtynių minutė prasideda dabar, 82-64. Kertai baudos aikštelę Andrius Giedraitis, vėl Nerijus Zabarauskas neužsiima padėties gynyboje, nesuspėja su Andriumi Giedraičiu, nepaisant to, kad jis žaidžia praktiškai be keitimo.
Ir baudžiamas asmeninė pražanga, tai trečioji Zabarausko pražanga. Giedraitis pelno tik 13 tašką. Jau minėjome, kad jo vidurkis 25 per rungtynes. Kitam krepšininkui atrodytų, tai yra nemažai 14 taškų, bet ne Andriui Giedraičiui. Visko būna ir ne visuomet žaidėjas gali žaisti, žinoma, vienodai gerai, vienodai sėkmingai. Žinoma, krepšininkas ne mašina, žmogus ir būna ir prasta nuotaika, sakykime, ne taip, tuomet žaisti yra gan sunku. Mindaugas Pranskevičius labai nenori pakelia į viršų ranką, Kazys Litvinas jį griežtai baudžia. Pražanga beje praėjusią savaitgalį Joniškyje vyko Lietuvos krepšinio A lygos žvaigždžių diena ir tradicija turi A lygą rengti LKL ir LKAL teisėjų rungtynes ir ten laimėjo A lygos teisėjai 9 taškų skirtumų, o Teisėjų pasakoju ne tą. O Kazys Litvinas pelnė savo komandai 26 taškus. Bet nepaisant to, po kiekvieno savo pataikymo eidavo ir pasakydavo rungtynių teisėjų, kad buvo baudos. Ir Kazys Litvinas neabejotinai buvo pati įspūdingiausia to susitikimo figūra. Na, o dabar griežtai nubaudė, sakykime taip, krepšininką, kuris dar ir nenorėjo sutikti su jo sprendimu. Na, kažin kaip Kazys Litvinas reaguotų į tokius išsišokimus, ką jisai pats darė Joniškyje krepšininkus. Tai buvo tokie sportinio pykčio išsišokimai. Labai kupini ryžto ir noro laimėti. Lieka 25 sekundės, 82-71. Ir sukruto Sakalai, nelaukia šito Žemaitijos Olimpas. Ir iškart prašo minutės pertraukėlės. Aikštės šeimininkai, 11 taškų skiria komandas, vis dėlto Vilniečiai šaunuoliai buvo 18 taškų, kol čia mes plepėjom, žiūrėkit, liko 11. Laiko tik jau labai nedaug, 24 sekundės beliko, bet atsipalaidavo Žemaitijos Olimpas ir ta įspūdinga pergalė, kurios galbūt norėjo aikštės šeimininkai, jau ir nebus tokia statistiškai bent įspūdinga. Štai rezultatyviausi žaidėjai viso ekranuose: Evaldas Jocys 16 taškų, Eugenijus Vaškys 15, Tomas Venskūnas 12. Kaip visuomet pilnutėlė salė čia Plungėje, žemaičiai mėgsta krepšinį. Per 800 žiūrovų susirenka Plungėje šį sezoną, bemaž 900, 889. O Mažeikiuose jų ateina dar daugiau, 1300. Mažeikiuose tiesiog salė yra didesnė, čia Plungėje irgi neabejotinai ateitų 1300, jeigu tik turėtų kur sutilpti. Ir paskutinės 22 sekundės šios dienos rungtynėse Zabarauskas veržėsi po krepšiu ir sužingsniuoja Nerijus Zabarauskas. 17 sekundžių. Ir Šarūnas Sakalauskas dabar prašo minutės pertraukėlės. Prisimenus dar pirmojo berods rato rungtynes, kurios irgi buvo transliuotos iš tos salės, kai Žemaitijos Olimpas žaidė su Kauno Žalgiriu, kai Žemaitijos Olimpo krepšininkai turėjo kone 12 taškų persvarą likus pusantros minutės ir praleido savo krepšį 10 taškų iš eilės. Ir jeigu ne fantastinis Miglinieko tritaškis paskutinę atakos sekundę, dar neaišku, kaip būtų viskas pasibaigę. Ir ką tik matėte dar kartą datas, kuomet vyksta ketvirtfinalių susitikimai Lietuvos krepšinio lygoje. Beje, Žemaitijos Olimpas pelnė 82 taškus, jų vidurkis yra 84 taškai per rungtynes, o Sakalai savo vidurkio nesurinko. 81 taškas vidutiniškai yra pelnoma šios komandos, šiandien yra visą 10 mažiau. Žemaitijos Olimpas yra daugiausiai taškų pelnanti Lietuvos krepšinio lygos komanda, o šiandien berods istorija kartojasi, kaip ir buvo tada žaidžiant su Žalgiriu, tik tiek, kad skirtumas yra kur kas didesnis ir jau laiko yra likę kur kas mažiau. Tad paskutinės 15 sekundžių ir jau Sakalai matyt laikys kamuolį iki rungtynių pabaigos. Ramūnas Šiškauskas pats veržėsi po krepšiu, Linui Kvedaravičiui duotas kamuolys, jis meta iš toli netaikliai, Rolandas Matulis paskutinis taiklus metimas, 73-82. Garbingai Vilniaus Sakalai pralaimi Žemaitijos Olimpo komandai. Dėkojame už dėmesį ir šios abi komandos susitiks poryt antrą kartą, o poryt šeštadienį Lietuvos televizija transliuos iš Alytaus, Alyta Savi, Šilutės Šilutė. Tad iki greito susitikimo. Ačiū už dėmesį, sudėjau.